Mityba. Mitas ar tiesa? Nuo angliavandenių, tokių kaip duona, makaronai, auga svoris. Mitas, dėl to, kad priklauso, kokius angliavandenius valgysit, ar tai yra pilnagrūdžiai makaronai, ar tai pilnagrūdžiai miltai, duona kokia ir dar plus nuo kiekio priklausys. Nevalgyti po 6. Mitas ar tiesa? Labai priklauso nuo to, kada žmogus eina miegoti. Realiai iki miego reikėtų nevalgyti apie 3 valandas. Maistas be glitimo yra sveikiau. Tikrai ne, nebent turite problemų būtent susijusių su neceliakiniu jautrumu glitimui, celiakija arba alergija kviečiams. Tai šitą įsiaiškinti galime paėmę tyrimą. Tyrimus ir apklausus pacientų. Jeigu nori numesti svorį, reikia vengti produktų su riebalais. Tikrai ne. Gerieji sveikieji riebalai yra būtini. Cholesterolio apykaitai, kuris yra irgi naudingas ar ne. Riebalai naudingi mūsų hormoniniai sistemai, suteikia sotumo jausmą. Geri riebalai yra būtini mityboje. Kokie jūsų mėgstamiausi 3? Avokadai, riešutai ir žuvis. Avižų pienas geriau už karvės pieną. Kokioje situacijoje? Šiaip avižų pienas jisai tikrai nebus naudingas variantas dėl savo gliukozės keliamų šuolių, nes tikrai dažniausiai reakcija yra stipri, bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, renkasi, nes netoleruoja karvės baltymo, tai čia jau jo pasirinkimas. Jeigu jau renkatės tokį pieną, tuomet turėtumėt žiūrėti, kad jisai būtų labai stipriai išvalytas nuo cukraus. O tai tada kokį rekomenduotumėt augalinį pieną? Rinkčiausi daugiau riešutų kilmės, anakardžių, kokosų, migdolų pieną, tačiau irgi žiūrėti, kad ten nebūtų daug pridėtinio cukraus, nes čia turbūt augalinio pieno didžiausia problema, jog ten tikrai jisai gerokai pasaldintas būna, o rasti tokį, kuris būtų nesaldintas ir dar labai natūralus, yra pakankamai sudėtinga. Valgyti tą patį maistą kasdieną yra negerai. Tai mes tiesiog labai stipriai sumažinam raciono galimybės, tiesiog mes turim valgyti kuo įvairesnį maistą, tai tokiu būdu mes negaunam daugybės vitaminų, antioksidantų, tai be abejo, kad maistas, jisai, kaip aš sakau pacientams, bent kas antrą dieną turi būti skirtingas. Tai daugiau daržovių įtraukti, daugiau skirtingų proteino šaltinių. Tiesiog kuo didesnė įvairovė.